Bairių gyvenime bandžius, bet tokio Dubajo dar ne. Labas rytas! Šiandien esam prie Kauno marių. Jūs neprimetat, kokią pramogą man sugalvoja filmuotojas. Aš jau galvojau, kad kartingos ir lenktynėse prisikroviau ekstremą, bet ką mes čia šiandien veiksim, tai sakė, man išsprogdins smegenis. Aišku, jau turėtumėt matyti, kad čia yra pilna valčių. Yra valčių, bet mūsų valtis. As we were on the roof and we were having those shots of Jaeger. Yra, nežinau, ar čia valtim gali pavadinti, čia yra Formulė 2. Jo, Jurgita važiuos su F2 bolidu, turbūt taip galima sakyti. Europos čempionų, čia realiai bolidas. Jo, yra toks Edgaras Repko, kuris važiuoja su šitą formulę ir šiaip šitą formulę gali važiuoti ant 107 km per valandą. Įsivaizduojat, koks čia greitis, tai na čia. Tai aišku, man tai nieks neduos čia tiek važiuoti. Tu nebėjai čia su tokiu? Ne. Čia 170 man atrodo. Ne, aš tai iš vis nebėjau, nežinau. Bet nesivarius su tokiu. Ne, su tokia dar ne. Bairių gyvenime bandžius, bet tokio Dubajo dar ne. Gytis mums sutiko atsakyti keletą klausimų apie šitą nuostabų bolidą, tai filmuotojai jau klausk. Nu, tai ar pavojingas sportas va su tokia formulė? Pavojingas sportas, ypatingai jeigu blogos oro sąlygos, vėjas, bangos. O, pavyzdžiui, jis vis tiek dalyvauja tose profesionaliuose lenktynėse, ar yra buvę kažkokių ten situacijų, avarijos, kai būna, ar apsiverčia gal jos? Būna apsiverčia laivai, būna viens į kitą atsitrenkia. O kiek degina mažiau kuro, čia nežinau kaip čia matuoti, kaip jūs matuojate? Maždaug į minutę arba į kilometrą 1 litras. O tu ekonomiškas, praeik. 100 km 100 litrų. O kokią kainą va tokia maždaug bolidai įsivaizduoja? Būtent šito laivo maždaug apie 100 000 šitą komplektą. O, Jezu. Kaip man pasisekė private. Nu, Jurgita, dar nepradėjai bijot? Ne, kažkaip visai nebijau. Eksakt, tada nelabiau. Na, esmė, kad čia nevažiuos dar 15 laivų ir nebandys manęs išstumti šitų marių. Tikrai nėra kavos laikiklių čia. Tai pas mane bamba realiai. Bamba irgi nėra, tai kažko biški užtilai irgi tokias yra pradėjai bijot. Ne, tai klausau. Patiko? Labai geras vairis. Smagiau negu su mašina, tik labai skauda. Ant posūkio tai taip į tą įsimūrį, žinai, tą galvą. Ant posūkis tai žiauriai aštrus. Taip. Aš maniau, kad man nupjaus ranką. Smagiau negu su mašina. Bet čia tik apšilimas, bet supranti. Aha, man kažkodėl dreba kojas. Bet tikrai, taip, žinai, taip tas diržas, taip tą petį. Duokit, mes čia vipinės sąlygas galim. Šiaip vairuoti neduoda, bet Jurgitai davė po vairuoti. Treneris turbūt viduj bijo labai. Nu tai ką, Jurgita pramogauja, o du filmuotojai tiesiog dirba ant kranto. Ai, Captain, kaip įspūdžiai grįžas? Gal smagiau, kai vairuoja profesionalai, sakyčiau taip. Bet labai įdomus jausmas, nes net nesijaučia greičio. Ne? Jo, labai keista. Nebent ant posūkio, jo, ant posūkio tai jau. Kaip tai patirtis smagiai? Smagiau negu ant asfalto, nes kažkaip daugiau vietos, žinai, duobių nėra ar kažko. Ir ne taip tampo, nu taip labai tolygiai važiuoja. Nu tai va, tai ką žinau, toks labai įdomus jausmas, aš nieko panašaus net nebuvau bandžius. Ir žinai, kas yra? Vienas tik momentas, kad kai važiuoji ir ant to posūkio, kai ant didelio greičio, tai, pavyzdžiui, man tikrai žiauriai, atrodo, petį nupjovė, žinok. Labai pavargau, aišku. Pavargai, po 2 važiavimų, pavargai įdėjau. Taip, labai pavargau. Čia galėtų būti atskira pramoga pravažiuoti su šitų džipuku, bleva, toks oldschoolinis, bet taip gerai išlaikytas. Šitą išsinuomočiau jau ilgesniam. Aš pagalvojau, nežinau, ar tau taip nėra, bet man išsivystė visiškai kažkokių gerų automobilių dalykas, kur tau patinka. Žinai, kur aš anksčiau praeidavau ir tipo, nu jo, gal ir nieko, žinai, o dabar aš tokia, o Dieve, kokia graži mašina. Čia užkrėtė automobilistai, automobilių fanė patapai. Nes aš dabar tipo turiu
Tai va, turėčiau turėti gerą, gražų, seksį sportinį automobiliuką, kad man būtų fainai. Man visas kitos mašinos atrodo, kaip važiuočiau ten, nežinau, daiktadėžiai, šiaip tiesiog, žinai. Jūs pažiūrėkit, ne tik tai gražus, bet 20 metų pasaulio vicečempionas. Va, kiek Lietuvoje mes turim pasaulio ir visokių ten čempionų. Nu ką, pasivažinėjom su F2 ir atvažiavom prie mano F1. Pažiūrėkit, mano mažaliukas, senai jau matėt. Ir jo, aš žiūriu, šiaip mes įdarbinom vieną kolegą, kad rašytų userneimus ant mašinos, bet žiūriu, sunkiai sekasi žmogui. Tai gal iš visos idėjos, kad aprašinėsi mašiną, bus gerai, jeigu kapotą apsirašysim. Arba mažai norinčių, arba kažkas tingi rašyti. Greičiausiai antras variantas. Aš, pavyzdžiui, tikrai užrašiau čia savo userneimą, ateikit, pažiūrėkit. Ir aš turiu galimybę laimėti. Va, čia. Galvoju, kad kai rinksim, gali netyčia ta mano ranka čia ir pasilieku aš tą mašiną. Viskas, ką reikia daryti, rašyti komentarus, po YouTube video, subscribinti ir po paskutinių rungtynių, lenktynių, kurios vyks rugsėjo 28, padaunosim tą mašiną. Šitą auksinę Audi TT. Bus jau sportui paruošta, stabdžiai, ten amortizatoriai. Pravažinėta, pramankštinta bus. Šiaip fainai važiuoja, jinai tikrai nesiskundžiu. Trasoj gal jinai nėra kaip netrasoj paruoštas automobilis, bet realiai kasdienai tai žiauriai faina. Ir tas garsas, kaip paspaudi, amazing. Aš nebeturiu jėgų iš tam epizodui. Tai žodžiu, subscribikit, rašykit komentarus, dalyvaukit mašinos laimėjimo konkurse ir pasimatysim kitam epizode. Ate!